Tai dabar pasikalbėsime apie papildomos informacijos teikimą sodrai ir tuo pačiu sodros ataskaitų formavimą darbdaviams, kas turėtų irgi vykti. Be abejo, labai konkrečiai šią akimirką kalbėti neišeina dėl to, kad mes dar neturime sodros instrukcijų, tų vadinamųjų poįstatyminių teisės aktų, bet pati logika jau jinai yra užkoduota, užprogramuota pačiuose darbo kodekso pakeitimuose, pataisose, tai tą galima suprasti. Ir žinoma tai, kad sodrai reikės pateikti tos vadinamosius vienkartinius duomenis apie darbuotojų priskirimą konkrečiai pareigybių grupėje, apie darbo laiko normą, apie darbo laiko režimą ir tos duomenis atnaujinti, jeigu kažkas keičiasi. Tuo pačiu, kas mėnesį reikės pateikti duomenis apie darbo užmokestį, ten vėlgi skaidant į tą pagrindinį papildomą, apie faktiškai dirbtą laiką. Ir vėlgi, iš vienos pusės tas darbo užmokesčio informacijos teikimas nėra naujovė, bet darbo laiko, faktiškai dirbto darbo laiko mes neteikdavom. Ir dabar tai turėtų kažkiek tai turbūt ir pagerinti tą sodros informacijos teisingumą, nes dabar, kai, tarkim, yra skelbiamas atskirų įmonių vidutinis darbo užmokestis, tai ten nėra vidutinis darbo užmokestis, ten yra šiaip skaičiai, nes nėra vertinamas darbo laikas. Ir jeigu įmonėje dirba ne visu etatu, kaip sakoma, žmonės trumpiau negu 8 valandas, tai tada tas santykinai ir mažesnis darbo užmokestis gali tapti ten mažesniu už minimumą. Ir tai atrodys kažkaip tai nelabai gražiai, nors viskas yra tvarkoj toje įmonėje. Tai va, tai tas darbo laiko kriterijus šitoje vietoje tikrai turėtų pagelbėti. Visos tos informacijos vadovaujantis oficialia, reiškia, pozicija, reikia tam, kad būtų išvengta diskriminacijos vyrų ar moterų darbo apmokėjimo, nes tam lik ir yra skirta visa šita direktyva. Tačiau Lietuvoje mes turime ir šešėlinę ekonomiką, mes turime ir vokelius, taip kad tas, sakykime, skirtumų sekimas ar stebėsena, manau, kad bus tikrai ne tik tai vyrų moterų, bet ir toj pačioj pareigybių grupiai, kaip atrodo atskirų darbuotojų darbo užmokestis ir atitikimas tam vadinamajam vidurkiui. Tai vat, kurgi toliau ta informacija keliaus, ką mes pateiksime sodrai, nes manau, kad tie duomenys ne tik jai labai yra įdomus. Na taip, patikslinsiu, kad iš tikrųjų mes dabar kalbam tiesiog apie darbo kodekso pakeitimą, nes, kaip ir minėjai, pats sodra savo instrukcijų nėra parengusi, tačiau pačiam darbo kodekse jau yra aptarta, kokius duomenis sodrai darbdavys privalės pateikti, kur tie duomenis iš sodros keliaus, ką su jais bus daroma. Tai akivaizdu, kad duomenis teikiami ne tam tik tais, kad juos gautų, bet ir kad juos apdirbtų, kad su jais dirbtų kažkas tai. Taip, darbo kodeksas labiau siejasi su skaidraus darbo užmokesčio direktyvos įgyvendinimu, su vienodo darbo apmokėjimu tarp vyrų, moterų. Iš kitos pusės, vėlgi, jeigu čia jau truputėlį šoną einant, tai gaunasi, kad darbo apmokėjimo sistemoje nustačius tam tikrai pareigybių grupiai atitinkamą darbo užmokestį, tai ne tik tarp lyčių, bet ir tarp aplamai tos paties lyties darbuotojų darbo užmokestis turėtų būti išlaikomas to paties dydžio. Kitaip tariant, tai nebus vien tik tais lyčių skirtumo mažinamas, nors pati lyčių gaunamo darbo užmokesčio, sakykime, skirtumų kažkoks siekis panaikinti, bet tai bus, aplamai darbo užmokesčio galbūt suvienodinimas už tą patį darbą, kad darbuotojai sąžiningai gautų tą darbo užmokestį. Grįžtant prie tavo klausimo, kur tie duomenys, ką sodra su jais darys, tai eina probuos ir netgi yra nurodoma, darbo kodekse užfiksuota, kad sodra gautus duomenys teiks tiek valstybiniai darbo inspekcijai, tiek lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Tai čia, kadangi vėlgi susijęs su lyčių skirtumais, būtent todėl yra traukta
šitą tarnybą, nors savo esme prie darbo santykių jin tikriausiai kuo mažiausiai susijusi. Mažo to, Sodra gavusi duomenis, juos teiks ir patiems darbdaviams. Tai nurodoma darbo kodekse, kad kiekvieną mėnesį Sodra kas mėnesį teiks darbdaviui kiekvieno darbuotojo mėnesio vidutinį valandinį darbo užmokestį ir taip pat visų įmonės darbuotojų mėnesio vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal lytį kiekvienoje grupėje, pareigybių grupėje. Tai tariant, kad pats darbdavys gavęs atgal šitos duomenys, juos matytų, na ir galbūt, jeigu yra kažkokie tai netitikimai, skirtumai, ar ten pats jau mato, jog yra ta darbo užmokesčio, sakykime, na, kaip čia pasakius, skirtumai tarp lyčių, kad juos imtųsi priemonių panaikinti, ištaisyti. Taip pat numatoma, kad Sodra darbdaviams teiks duomenis ir vieną kartą per metus, tai kiekvieno darbuotojų metinį bei metų vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat visų įmonės darbuotojų vidutinį metinį bei metų vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal lytį kiekvienoje pareigybių grupėje. Tai kitaip tariant, bus ir kas mėnesį teikiami atgal duomenis ir taip pat jų tokie apibendrinami už metus bus pateikiami darbdaviui, kad darbdavys su šitais duomenim galėtų susipažinti, vertintų. Tiesa, yra tam tikri apribojimai, kad Sodra neviešins atlygių tų darbuotojų pareigybės, tų darbuotojų įmonės, jeigu įmonėje dirba mažiau negu 8 darbuotojai, tai tokiu atveju arba mažiau turi būti bent jau 4 vyrai, 4 moteris, kad tie duomenys būtų viešinami. Jeigu to kriterijus nebus, tas kriterijus nebus įvykdytas, įgyvendinamas, tai tokiu atveju duomenys apie darbuotojų tą atlygį nebus viešinami. Kitas dalykas, kad yra įstatyme nurodyta, jog darbdavys gavęs štai šitos duomenis privalės pateikti ir įmonės darbuotojams. Kitaip tariant, tai ką jis anksčiau susiųs Sodrai, gavęs atgal iš Sodros jo aprobuotus duomenis, privalės pateikti darbuotojams, kad šie galėtų susipažinti, vertinti, ar nėra kažkaip pažeidžiamos jų kažkokios teisės gauti vienokį ar kitokį darbo atlygį. Tai aš suprantu, kad šitas principas vėlgi turbūt įgyvendintas tam, kad būtų sumažinta galimybė manipuliuoti duomenimis, nes dabar, reiškia, mes teikiame Sodrai, Sodra, reiškia, uždeda tą kokybės antspaudą ant šitų duomenų, siunčia mums atgal, tarkim, vidurkiai ten šiek tiek kiti skaičiai, bet vėlgi iš tų pačių duomenų. Ir mes tada, reiškia, visiems, kas mūsų prašo, rodom būtent su Sodros tuo, reiškia, kokybės ženklų atsiųsta ataskaita. Realiai tai patvirtinta, sakykime. Sodra tvirtina maždaug. Jo, o dabar kalbėkim apie tą blogąją situaciją, kai visgi skirtumai egzistuoja, kažkas tai jaučiasi dėl to, reiškia, skriaudžiamas. Ten kodekse ir direktyvoje minimi tie 5%, kiek reiškia tas skirtumas gali būti ir kur jau viršijus jį lyg ir yra problema. Tuo pačiu darbo inspekcija sako, kad žinokit, ir tų nepasiekus 5% reiškia gali būti problema. Žodžiu, žiūrimai tai, kaip sakyt, žymiai plačiau. Tai vat, kada tos problemos atsiranda ir dėl ko jos atsiranda? Pagrindinė problema iš tikrųjų kils, ko gero, kai bus konstatuojamas tas netitikimas. Taip, darbo kodekse yra visur akcentuojamas, kad tas netitikimas neturi viršyti 5% tos pareigybių grupės darbuotojų gaunamo darbo užmokesčio tarpusavio, sakykime, pareiginio atlygio. Su sąlyga, jeigu yra kitaip darbdavys ir tai darbdavys pagrindžia tais vėlgi mano minėtais objektyviais ir lyčiai neutraliais kriterijais, tai tokiu atveju netgi ir tas darbo užmokesčio skirtumas viršijantis 5%, jis gali egzistuoti ir jis bus tinkamas, jeigu darbdavys tai pagrįs. Tai ar bus, sakykime, kils problemų, atsiprašau, jeigu bus mažesnis tas darbo užmokesčio skirtumas,
Na vėlgi bus matyti, kuria linkme nueis kontroliuojančios institucijos. Be abejo, darbo inspekcija yra viena iš tų institucijų, kuri tai kontroliuos. Kaip minėjau, Sodra perduos duomenis ne tik tai lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, bet taip pat ir darbo inspekcijai. Manytina, kad bent jau turėtų būti kad darbo inspekcija su tais duomenimis dirbs, na ir vertins, ir galbūt, sakykime, prašys, kad paaiškintų kažką, tai kad teiks nurodymus kažkokius, kad suvienodintų tos atlygius tarp suvienodintų tos skirtumus tarp tos pačios pareigybės darbuotojų darbo užmokesčio gaunamo, jeigu yra jie nepagristi. Tai matyt, vienas iš tokių žingsnių, ką darbo inspekcija galės daryti. Kitas dalykas, kad darbo inspekcija galės skirti administracinės sankcijas taikyti. Tai kitaip tariant, administracinės baudas už tai, kad nevykdoma skaidraus neįgyvendintos darbo apmokėjimo sistemos reikalavimų įvedimas į įmonės veiklą. Galima matyti, būtų apibūdinti taip tokį pažeidimą. Pagal dabartinį projektą numatoma, kad baudos būtų nuo 460 eurų iki 6000 eurų. Tai be abejo, tai jau ta viršutinė riba, jau tai būtų ir matyti ir pasikartojantis pažeidimai. Bet kaip bebūtų, baudos yra tokios, net ir gaus tą minimalę baudą, jinai yra pakankamai ženkli. Tuo labiau, kad ta bauda skiriama ne pačiai įmonė kaip tokiai, bet įmonės atstovui, kuris yra atsakingas už tai. Tai galbūt įmonės vadovui ar kažkokiam kitam jo įgaliotam asmenį, kuris tą sritį, sakykime, personalo sritį kuruoja. Maža to, sakykime, yra ir kitas pavojus darbdaviams, jeigu jie nesusitvarko tinkamai su darbo apmokėjimo sistema, ar nenusistato vienodo darbo užmokesčio, sakykime, ar netaiko vienodo darbo užmokesčio darbuotojams už tas pačias dirbantiems, papuolantiems į tą pačią pareigybių grupę, dirbantiems praktiškai analogišką darbą, tai pats darbuotojas gali taip pat inicijuoti ginčą ir reikalauti, kad jam būtų išmokėta jo negauta darbo užmokesčio dalis. Kitaip tariant, jis sakys, šitas darbuotojas, kuris sėdi prie gretimo stalo, atlieka tas pačias funkcijas, kaip aš dirba tokį pat darbą, bet jis gauna, tarkim, visą laiką, gauna kažkodėl tai gerokai didesnį darbo užmokestį negu aš. Ar gerokai, ar negerokai, kad ir 100 eurų, ar ne? Skirtumas gali būti darbuotojui būti nemalonus. Ir tada gali reikalauti darbdavio paaiškinti, kodėl yra toks netitikimas. Darbdavys, jeigu nesugeba tinkamai lyčiai neutraliais kriterijais ar objektyviais kriterijais pagrįsti, kodėl taip yra, darbuotojas arba jo netenkina paaiškinimas, tiesiog eina į darbo ginčų komisiją ir sako, prašau iš darbdavio išieškoti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, o neišmokėta darbo užmokesčio dalis jau bus tas skirtumas tarp kaimyno ir manęs, sakykime. Tai va, jeigu mes, sakykime, kalbam apie 100 eurų, apie tą 100 eurų skirtumą išmokėjimo. Ir kad būtų išmokamas už visą tą laiką, kai jau, sakykime, aš jo negaunu. Tai jeigu mes kalbame, kad darbo teisėje taikomas, kaip žinia, 3 metų ieškinio senaties terminas, darbuotojas sako, tai prašom darbdavių už 3 metus man sumokėti tą skirtumą, už kiekvieną mėnesį po 100 eurų, tai ką mes gaunam čia 3,5 tūkstančio. Tai čia net iš antros pakopos jau nebereikės atsimti, jau faktiškai tie patys pinigai. Gal tokia ir mintis, nežinau. Tai va, tai tos pasiekmes jos, bet vėlgi čia yra, sakykime, tos įstatymo apibrėžtos, ar jos bus įgyvendinamas, ar bus taikomos baudos, ar darbdaviui, sakykime, darbdavio atstovai, ar tas darbuotojas drįs eiti darbo ginčų komisiją. Bus matyti, ar jis sugebės pagrįsti, kad darbdavys neobjektyviai nemoka. Tai vėlgi tai yra jau, sakykime, įrodinėjimo dalykas ir tai yra ginčo objektas. Bet tokia teorinė teisė darbuotojas kaip ir įgyja, naudodamas būtent šiuo instrumentu, šiuo dokumentu, šiuo reglamentavimu.
Tai mano galva, baudos pirmiausia bus skiriamas už tos paprastus formalius pažeidimus, kuriuos yra labai paprasta, tarkim, fiksuoti ir po to, reiškia, baus, nes vienas iš tokių reikalavimų ir tuo pačiu, reiškia, galimų pažeidimų, jeigu to reikalavimo nevykdai, tai yra pareiga darbdaviui informuoti ten bent kartą metuose darbuotojus apie tai, kad jie turi teisę kreiptis dėl tos, reiškia, informacijos, dėl tų vidurkių, paaiškinimų, žodžiu. Ir kad tas informavimas, nors vėlgi darbo kodeksas kaip ir nepasako, kokiu būdu tai reikėtų padaryti raštu, žodžiu, ar ten į Facebooką įdėti, bet iš esmės darbdavys turės įrodyti, kad jisai informavo. Tai kitaip tariant, jeigu tai bus kalėdiniam vakarėlį, reiškia, žodžiu, pasakyta frazė, tai jinai yra bereikšmė. Tai turbūt irgi verta apie tai pagalvoti ir galbūt net ir atsiskaitimo lapeliuose, pavyzdžiui, galima tą tekstą įrašyti ir pamiršti, reiškia, ir būsit išsprendę tą problemą. Tai vat tų formalumų sužiūrėjimas irgi, sakyčiau, yra svarbus dalykas. Be abejo, viskas nuo formalumų ir prasideda. Tai pats dokumentas, kaip bežiūrėsim, tai yra formalus reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemą. Yra reikalavimas sugrupuoti pareigybės, mokėti vienodą darbo užmokestį. Visi šitie dalykai, jie yra tam tikra formalūs, nes jie turi būti gyvendindami. Nes kad kažkas ims ir, sakykime, ateis ir labai jau nagrinės, ar tai tinkamai gyvendintas tas formalumas, ar ta tinkama darbo apmokėjimo sistema, tai matyt, kad ne. Niekas negalės tau pasakyti darbdaviui, kad tavo darbo apmokėjimo sistema bloga, jeigu ten, sakykime, visi dalykai yra aptarti, kad tavo pareigybės blogai sugrupuotos. Jeigu darbdavys pagrįs, turės argumentų, tai jis nuo šitų, sakykime, pretenzijų gali apsiginti. Bet taip, jeigu, sakykime, jau yra kažkoks, nėra pagrindžiama, kad buvo pateikti darbuotojai informuoti apie tai, jog jie gali reikalauti iš darbuotojo, sakykime, iš darbdavio, atsiprašau, informacijos apie įmonės, apie tos įmonės, tos pačios pareigybės darbuotojų gaunamą valandinį darbo užmokestį vidutinį. Tai ir paskui darbuotojas neįsiginčia, tai be abejo, tai jau, sakykime, situacija, tas formalumas užaštrės ir jį bus pakankamai lengva konstatuoti ir galbūt ir tai taps, lengvų kažkokių tai kriterijum, kurio pagrindu kažkokia institucija galbūt įgyvendins savo kažkokius, nežinau, planus, kiek surink baudų, kiek nubaus kažko. Tai dabar belieka sulaukti pačių, reiškia, teisės aktų pakeitimų ir tada turėsime žymiai daugiau konkretumo, iš kitos pusės turbūt turėsime žymiai daugiau ir klausimų kylančių. Tai turbūt kitas mūsų susitikimas ir pokalbis, kai jau galėsime išstudijuoti tai, kas parašyta teisės aktuose ir tai, kas mūsų laukia. Jo, bet aš dar papildysiu, kad klausimas, ar verta laukti pačių teisės aktų įsigaliojimo. Yra konkretus projektai, yra aiškus projektai, abejotina, ar jie jau kis. Aš vis tik tais rekomenduočiau, kad tą pačią darbo apmokėjimo sistemą darbus pradėti dabar, užkurti tą procesą, nes procesas tikrai nebus lengvas, paprastas, ypač jeigu mes kalbam apie didesnės ar vidutinės įmonės, tai tikrai ten bus ką veikti, todėl tą procesą iš tikrųjų reikėtų pakurti jau dabar, kad jis eitų ir įsigaliojus įstatymu jau bent kažką tai galėtų būti darbdavys pasakyti, kad mes kažką tai darom. Ačiū už pokalbį. Dėkui jums.